žinai. Tai va, tai šiandien, va, būtent, va, ką dabar šiuo metu matau, tai labai per kojas ir man tai eina kaip turėtų jaustis labai per fizinis trūkumas, nu toksai labai sunkumas kojose, nu tarkim, žinai, va tas toksai kaip, nu, mėšlungis, tarkim, nu, žinai, kaip Supratau, kojas traukia. jo, bet tas ne tai, kad fiziškai trauks, bet atrodo, nėra jėgų kažką veikti ir daryti, žinai, va tas toksai stabdymas, tarsi, va, trūks energijos kažką daryti. Bet kaip Gali tik norėjau jaustis- klausti apie Aha. energiją, žinai, nes daug Jo. labai girdžiu iš šono, kad, nu, neturi energijos, guliu leisgyvė, neturi Ir energijos. jisai, nes labai daug energijos atiduodama, kad judėti. Nu, Nu, supranti, geras. jos reikia daug įdėti pastangų, nes labai labai sunkus tarsi kūnas ir žinai, kas eina, sulėtėjimas. Geras. Nes iki kiek žemė pati lyg tarsi jos greitis didėjo, va tas, va, tas eterinė erdvė, tas visas, šiaip net ne eteriniam ir fiziniam plane iš tikrųjų greitis labai didėja, o mus lėtina, kad tu negalėtum susilygiuoti su žemės greičiu. Nes žmonės pradėjo pagauti tą greitį, vaibą, nu kaip ir realiai žmonės pradėjo susilygiuoti, kiekvienas su savo laiko juostą, nes dabar vyksta, jau ir kažkada sakiau, ne, kad vyksta stiprus susilygiavimas, ne, kiekvienas atranda savo tą juostą, ne, su kuria jisai tiesiog susilygiuoja ir, nu, tiesiog prasidirbinėja, tarkim, ne, ir ten arba eina toliau, arba ten lieka ten pat, nu, žodžiu, kiekvienas savo tą kelią eina. Ir dabar yra labai stiprus laikas, kai laikas surasti tą savo juostą. Nu, tą savo kelią, tą kaip realizaciją, dabargi už tai žiūrėk, kaip keičiasi darbai, žmonės, nu, ta prasme viskas, ne? Ir čia yra tas labai labai didelis svoris į kojas, nu, tarkim, ne, tas, nu, tai kaip kojas, tai čia, nu, kabutėse galima sakyti, ne, tas į tą sunkumą. Į apačią, tai gali kažkam eiti per, nu, tai yra, vadinasi, per tą materiją, per pagrindą, ne? Tai ir fizinis kūnas, ir sveikata, ir gali būti finansai, nu, kiekvienam savas klausimas, kuris stabdo. Tai atima, aišku, tas stabdymas atima energiją, nes greitis žemės yra vienas, kūnas vėl stabdomas yra. Ir ta prasme, tai įsivaizduoja, kaip vėl, nu, išmaskatuoja, ne? Ir tau sunku atrasti savo juostą. Nu, va, tą susilygiavimą padaryti, žinai, ir vėlgi, ką reiškia, nu, ne, tai ką daryti, ne? Taip. Tai tas vėl nutilti, ne, vat, nu, nepasigauti centrifugai, tai tarkim, nors dabar ta centrifuga lėtėja, jinai davė koją svorio ir dabar, nu, kaip žinai, kaip sakau, kaip uždėjo tuos maišus ant kojų. Nu, tai po smėlio pripylė, ne? Nu, ir judėki dabar, tai kur tu į kokią... Taip. Kiek tu čia paeisi su tais svarmenim, žinai, ant kojų? Nes tu galvoji, kaip išgyventi, kaip oro įkvėpti, supranti, kaip iškvėpuoti. Tai va, dabar va šitame etape toksai momentas matosi, jisai gal tik tai vienos dienos bus, bet šiandien, va, jeigu kažkas jaučiasi taip, tai labai, labai aiškus atsakymas, kodėl. Supratau. Tiesiog, nes dabar labai, va, žmonėm irgi tas, kad pradėti gaudyti, ta prasme, tą savo vaibą. Savo juostai aš turiu būti, ne? Ar tai yra labai, labai ar tai tikrai mano? Jau mes, kaip ir vis kartuojam, kaip sakydavau anksčiau irgi, ne? Jau laikas, dabar laikas, ne? Jau nėra kada laukti. Tai kaip sakyti, jau mes turime būti savo juostose iš tikrųjų realiai. Ir aišku, neprisiriš prie to, kad nu, jos juda. Taip, kad tai irgi nieko stabilaus. Taip, kad tai nėra. Galutinis. Ir va kalbėjom apie tą, ne, kad, nu, va, kaip tik apie tą moterį, net jo, tai kaip jinai, va, irgi sako, ne, prieš 2 metus galvojo taip, tai visiškai natūralu ir net reikia džiaugtis, jeigu dabar po 2 metų kažką aš matau savo kelyje kitaip, tai ačiū Dievui, vadinasi, aš augu ir judu. Aš kažkur, aš nestoviu vietoje. Taip. Nu, super. Geras toksai vaizdas atėjo visai ir žmonėm tiesiog netgi, žinai, gal tokį padaryti patiem, kad įsižemimą tiesiog pastraksėti trupučiuką, jeigu reikia pailsėti, ne truputį, nebijot net pailsėti. Ir leisti suktis ir stebėti, tada ateis tie atsakymai, kur turiu eiti, ne?
O jeigu aš bandysiu, ta prasme, per jėgą, nu, galiu neišgirsti atsakymo savo, nepamatyto savo kelio. Taip, taip, taip. Nu, dar nutraukiam tokią, duodam sūkurių, visus tos debesiukus, kad irgi išsklaidyt, kad kuo aiškiau būtų. Ypatingai tie, kurie, nu, susiję, ne, su klientai, kažkaip per mus yra, tai tiesiog visą tą lauką nuo savęs, nuo klientų, ištraukiam tą rūką, kad aiškiau suprast, išjaust ir susilygiuot. Jo, atrodo, traukiant tą rūką, kažkur taip stipriai atrodo, kad labai skiriasi žemė, bet taip kyla pusiau, kažkas labai dalinasi pusiau. Čia energijos ar šiaip ir eterinė erdvėj, fiziniam plane, taip stipriai nėra, bet ryšys yra ir ne vienas. Ties Afrika. Kažkada gal jau ir buvo. Kažkodėl ties Afrika atėjo. Nu, vyksta. Kaip lūžta, supranti, va tas lūžta grinai pusiau. Ir kas vyksta? Kaip supranti, va tas atrodo, va kaip su žeme, tai tas labai kažkoks nubėgimas eina, nu, tarsi kažkur nubėga, nu kažkur pakyla, ne, bet labai stiprus toksai gali būti kaip nubėgimas. Nes jinai, supranti, jinai kaip lūžta, nu kaip duonos riekiant perlaužtum ir jinai, nu kaip sakyt, nusvyra, ne? Tai gaus kažkas nusiridena labai stipriai į apačią, ne, kažkas įkrenta į bedugnę, o kažkas kabinasi už viršaus, tarkim. Bet čia ne tik tai. Čia daugiau man, kad kažkodėl lūžio taškas kaip sistema. Kad nulūžo sistema, kad va tas ta prasme, kad būtent tas, kas sena, labai stipriai nusiridena. Labai gerai. Bet žinok, nėra labai gerai. Ir kas vyksta? Ateina nauja kažkas? Naujas, jo. Aha. Bet aš žiūriu dabar tas naujas, jis dar jo niekas nerodo. Nes ta prasme, va toks atrodo, žinai, kad norėčiau va tai pasakyti, kas nauja, ne, atrodo, tai yra dar užkulisiai. Supratau. Dar nėra sukurta, net kas tas nauja. Yra Jolantai. Jau sukurtas? Bet gerai užsaugotas. Tiesiog ta uždanga nenukrinta. O kas trukdo? Tai slepiamas, tarsi laukiama tada, va tokio, žinai, ferverko. Kad, nu, prašau, dabar turėkitės. Liepos gale, link rudenio. Liepos gale. Nu ką, žiūrėsim Liepos mėnesiukas, kas mums per ferverkai bus, ane? Į Liepos galą kažkokios užsklandos turėtų pradėti kristi. Rudenį staigmenėlės turėtų ateiti. Bet jau Liepos gale pradės arba kalbėti apie tai jau ta prasme, nu, žiniasklaida gal kažkur. Taip. Kažkas, bet kažkas ateis. Kažkokia informacija nauja. Nu ką, okei, belieka susilyginti, vis tiek tą centrą išlaikyti. Kiekvieną savo centrą, jo. Gerai, jau nežiūrėti su kažkuo susilygiuoti, žinai, tik su savimi. Gerai. Tas rūkas vis tiek biškai išsisklaidė, ne, kur valiai. Gerai. Paleidžiam dar daug burbuliukų. Informaciją paskleidžiam. Apie tai, ką kalbėjom. Ir atsijunk nuo šito lauko. Taip.